Žiauri tikrovė. Sveiki visi, ir vėl penktadienis, Pulso eteryje, Žiauri tikrovė, kaip ir įprasta nuo 11 valandos ir nepriklausomas istorijos tyrėjas ekspertas Aivaras Liulykas. Sveikas gyvas, Aivarai. Sveikas gyvas, sveiki gyvi visi klausytojai. Pabaigiam praeitą kartą. Laiko pritrūko kalbėti apie Gediminą, bet pabaigiam ties Aukso ordą. Kas tai per reiškinys, su kuriuo mes turėjom santykį nuo pat grubiai 1219-1214 metų ir beveik iki pat, kol Krymo orda nesunyko apie 1700-osius grubiai. Sakykime, milžiniško laiko tarpo šalia mūsų buvo valstybė, kurios šiai dienai sunku net ir įsivaizduoti, Mongolijos pakraštys, ar ne, ar Kinijos. Ir yra net anekdotas toks juokingas ir rimtas ir nerimtas. Iš vaikystės, iš mokyklos jį prisimenu, o mokinaus dar sovietmečių. Tai yra juokelis toksai. Susitinka Brežnevas su Reiganu. Ir sako, žinai, norim pažiūrėti, kaip atrodys mūsų valstybės po 100 metų. Užšaldė juos tenai ir po 100 metų
susitinka, skaito Brežnevas laikraštį ir juokiasi. Sako Reiganas, o tai ko tu juokies? Nu tai va, sako, parašyta, kad Amerikoje vyksta 30 komunistų partijos suvažiavimas. Reiganas taip atsikosėjo, pasiėmė laikraštį, skaito, irgi žvengia už pilvo susiėmęs, raitydamasis negali. Brežnevas dabar klausia, a tai tu ko, sako, juokies dabar? Taip sako jau stipriai. O tai sako, parašyta, kad Suomijos Kinijos pasienyje vėl neramumai. Tai čia tas pats, Suomijos Kinijos, tai Lietuva prie Mongolija Kinija. Jo, tai buvo Lietuvos Kinijos pasienyje vėl neramumai. Buvo laikas, labai sunku patikėti, bet panašu mano supratimu, kad teoriškai tai yra įmanoma ir šiai dienai panašių įvykių scenarius. Todėl aš kalbu apie iš tikrųjų giliai mentalinius, protinius, pasąmoninius dalykus, kurie vieninteliai mano supratimu, žinant mūsų tą neiškraipytą, ne politinę, ne religinę istoriją, kurią saugo, kad neprieitų kažkokie tai keisti asmenys, kurie vadinasi kartais istorikais, nors jie labiau tiktų vadintis politikais, tai kad neprieitumai prie tų, nes jeigu tu išmuši varstus, išmuši konflikto galimybę, tuo metu mes buvom sąjungininkai. Tas yra keista. Ir kas tai buvo, kodėl mes buvom sąjungininkai, su Aukso Orda, su kuria mums buvo įrodinėjama, kad mes kovojom, kai šimtai, jeigu ne tūkstančiai dokumentų kalba to laikmečio, nuo 13 amžiaus iki pat 1200 pabaigos, 1300 pradžios, tai yra beveik šimtmetis, sakykime, mes buvom sąjungininkai. Šimtmetis buvom sąjungininkai. Ir va šiandien panagrinėsim, kas tas pereiškinys buvo Aukso Orda, kodėl jinai atsirado ir kaip. Ir aš pradėsiu nuo laiško, kurį parašė Dalai Chanas, nebuvo, sakykime, netgi tokio asmens kaip Čingis Chanas, ar ne? Savotiškai taip jis buvo, bet iš kinietiškos pusės. Mongolaigi, kadangi tai buvo Mongolų imperija, kaip ir Lietuvoje, ar ne, nevadinom reksais savo valdovų. Italijoje ten vadino reksais jos. O pas mus buvo kunigaikštis, didysis kunigaikštis priklausomai nuo to, ko rykis galėjo būti ir panašiai. Tai netgi reksas yra nuo rykio išvestinė. Tai dabar Dalai Chano, paaiškinsiu vėliau, kodėl Dalai Chano, laiškas yra išlikęs iš 1245 metų, aiškus jau mirus Dalai Chanui, tai yra jo palikonio laiškas. Popiežiaus Inocentas IV, Mongolijos sostinė Karakorumą, buvo pasiuntęs pranciškoną Karpinį, pavardė tartis dėl taikos su Aukso Orda 1245 metais. Ir atsakymų su Dalai Chanu buvo parvežti Vatikaną ir laiško turinį, aš dabar vieną iš laiško, kuris pasiekė beveik po 10 metų, 1254 metais Vatikaną, ištrauka to laiško iš Karakorumo siųsta į Vatikaną. Ir čia yra Dalai Chano žodžiai. Amžino dangaus gale mes, didžiosios tautos Dalai Chanas, mūsų įsakymas. Tai įsakymas siunčiamas didžiajam popiežiui, kad jis žinotų ir suprastų. Po mūsų tarybos posėdžio, Karal srityje, jūs mums atsintėt prašymą ir linkėjimus, tai išgirdome iš jūsų pasiuntinių. Ir jei jūs elgiatės pagal savo žodžius, tai tu, kuris esi didysis popiežius, ateikit patys asmeniškai pas mane, kad kiekvieną Jasos įsakymą tuo pačiu metu mes jums priverstumėm ir išklausyti. Ir dar, jūs pasakėte, jog jei aš priimsiu krikštą, tai bus gerai. Tu pratingai pasielgiai, atsiųsdamas prašymą mums. Tačiau šio tavo prašymą mes nesupratom. Ir dar, jūs atsintėt man tokius žodžius. Jūs užėmėt visą Majar, Vengriją, ir Kristijan, krikščionis. Aš stebiuosi. Kur tame klaida, pasakykite mums? Iš šių tavo žodžių mes taip pat nesupratome. Čingis Chanas ir Chanas pas abiejų atsintė išklausyti Dievo įsakymų. Tačiau Dievo įsakymų šie žmonės nepaklausė. Tie, nuo kurių tu kalbi, turėjo didelę sueigą, parodė savo išdidumą ir nužudė mūsų atsiųstus pasiuntinius. Šiose žemėse amžinojo Dievo jėga žmonės buvo nužudyti ir sunaikinti. Kai kurie pagal Dievo įsakymą išsigelbėjo, tik dėl vien jo galios. Kaip žmogus gali imti ir nužudyti? Kaip jis gali užimti ir uždalyti kalėjimą? Argi ne tu taip sakei? Aš krikščionis, aš myliu Dievą, aš niekinu ir...
Kokiu būdu tu žinai, kad Dievas atleidžia kaltes ir iš savo gailestingumo suteikia malonės? Kaip tu gali žinot? Ar todėl, kad pasakėjai pats šios žodžius? Dievo galia visos žemės, pradedant ten, kur pateka saulė ir baigiant tomis, kur nusileidžia patikėtos mums. Be Dievo įsakymo niekas negali tai padaryti. Dabar jūs turit nuoširdžiai pasakyti, mes tapsime jūsų pavaldiniais, mes atiduosime jums visą savo turtą. Tu pats priekyje karalių, visi kartu, be jokių išimčių, atvyksite siūlydami mums savo tarnystę ir nuolankumą. Nuo to meto mes laikysime jūs pavaldiniais ir jei jūs nepaseksite Dievo įsakymų ir pasipriešinsite mūsų įsakymams, tai jūs tapsite mūsų priešais. Štai, ką jums verta žinoti. O jei jūs pasielgsite kitaip, tai ar galime žinoti, kas nutiks? Vienas Dievas žino. Paskutinėmis dienomis Džamad al-Aharo metuose 644-aisiais, tai lietuvių kalba iš arabų, iš to meto jau, sakykime, 3-11 lapkričio 1246 metais. Tai yra, jūs girdit laišką tuo pačiu metu, kada jis buvo parašytas. Laida vyksta kaip tik tuo metu, kai tas laiškas buvo perskaitytas Vatikane. Ir čia mes susiduriam su reiškiniu, kur dvasinę galę, dvasinį užtaistą galit suvokti tiek Vatikaną, kur iš esmės yra niekinis, ir tiek Aukso ordos, kuris iš esmės ir atskleidžia priežastis, kodėl tai buvo pakankamai galinga imperija, milžiniška imperija. Jeigu imsim, tai vienintelė, kuri buvo panaši pagal dydį, tai Didžiosios Britanijos sukurta 18 amžiuje. 60 kvadratinių kilometrų tik tai skyrėsi. Aš kalbu apie tų, kur buvo įjungta į Indiją, kur buvo net Šiaurės Amerikos valstijos įjungtos į Ameriką, į Didžiosios Britanijos imperijos karūną. Tai šiuo atveju mes matom tokio padydžio imperiją. Ir kas tai padėjo, tai yra, grįšim prie pačio pavadinimo dabar. Ne Čengis Hanas arba Tengizas Hanas. Hanas tai yra čia jau kinietiškas žodis, atėjęs iš indoeuropiečių kalbos beje, iš tos armatiškos kalbos, iš kunigaikščio, Kaganas. Ir kadangi tas kultūra iš esmės į Kiniją, patys kiniečiai kalba, yra tie toharai vadinamieji, dar vadinami skitai, istoriniai irgi šaltiniuose, yra tai, kad iš esmės ta Kinijos karinė visuomenė buvo sukurtas kitų atvykusi ten, tai yra indoeuropiečių, ir didžioji dalis su karinė terminologija žodžių, netgi ir kovos meno, yra susieta su mūsų kraštais. Jūs net nustepsit, Inirijan ženklas yra pas mus pirmą kartą istorinėse šaltinėse pavaizduotas, gotų pasaulyje tiesa. Bet tai čia yra 4 amžius po Kristos, mes dabar esame dar tik tai 13. Tai galbūt aš ir tą laikotarpį kada nors papasakosiu klausytojams. Grįžtam prie pavadinimo. Originalią mongolų kalboje yra ne Čingis Hanas, atsiprašau, ne Hanas, o Dalai. Žodis Dalai. Ir Hanas jau yra kinietiškas žodis, paskirtas to krašto valdytojui, kaip mūsų kunigaikštis. Jisai esmė ir panašumų, ir skambėsi netgi yra, ir šaknimi yra tie patys žodžiai. Hanas ir Kaganas ir kunigaikštis. O Dalai yra mongoliškais žodis ir beje siejas irgi su indoeuropiečišku žodžiu dalia. Tai yra pasaulio valdovas, jeigu paimti. Ir Dalai yra ne kas kita, kaip mongoliškas, labai jau senas ir budistinis žodis reiškiantis dangaus skirtas, dangaus išrinktas, dangaus. Tai yra dangaus skirtas valdovas. Arba, žodžiu, tas Dalai priešdalis yra būtent mongoliškųjų valdovų esmė ir atspindys, ką jie nešė, kas jie buvo. Ir tas dar vieną aš perskaitysiu apie jų pasaulėžiūrą. Aprašymą apie jų šamanistinę, jų buvo šamanistinė ir dalinai lamaistinė. Nuo Čingis Hano laikų jisai priėmė lamaizmą kaip vieną iš tų, sakykime, oficialiųjų pripažintųjų valstybinių pasaulėžių, nežiūrint, kad didžioji dalis mongolų buvo krikščionis. Irgi turbūt siurprizas. Taigi, aprašymą apie šamanistinę mongolų pasaulėžiūrą. Frankų karaliaus Liudviko IX buvo irgi pasiuntiniai į Karakorumą atsiųsti Sarai sostinę. Kitas vienuolis Viljamas Rabrik buvo aprašo prisiminimuose apie tai, kaip
buvo susitikimas suruoštas visų religijų atstovų pas Dalai Haną rūmose. Ir jisai pateikė šios Menghe Hano žodžius. Dievas jums krikščionims perdavė raštus ir jūs jų nesilaikote. Mums davė išminčius ir mes elgiamės pagal jų patarimus, gyvenamdami ramybėje. Dar kartą pagal. Dievas jums krikščionims perdavė raštus ir jūs jų nesilaikote. Mums davė išminčius ir mes elgiamės pagal jų patarimus, gyvendami ramybėje. Tai čia vėl labai daug kas yra atskleidžiama. Mūsų visuomeniai taip pat buvo išminčiai, o nebuvo raštai. Ta prasme buvo perdodama išmintis, esminė, kurią tu gali kisti, o ne raštas, kurio tu negali keisti. Ir šiuo atveju Čingis Hanas toks buvo didysis lama iš Tibeto, kuris priėmė, kuri pripažino Lama Sakė, kuri pripažino mongolų valdžia. Ir tai buvo šiuo atveju padarytas santykis valstybės šventikas globėjas, pradžiai tarp Lamos ir Dalai Hano. Tai ir įvyko apie 1205 metus dar gyvam esant Čingis Hanui, nes jisai ieškojo pasaulyje žiūrės, nes kūrė karinės valstybės, kas keiščiausia. Jisai kūrė ūkinę imperiją, ūkinę dvasinę imperiją ir kaip gindamasis jis iš esmės vis gavo eiti link to centro, iš kur tas konfliktas kilo, iš kur tas mirties virusas kilo ir be abejo, kaip laiškus aš pradžioje skaičiau, į Vatikaną, į tą europinės kultūros mirties židinį, tai pavadinkime, ir jie ten pamažu visą laiką išsiaiškinė, iš kur kaip pat dar senose laidose Mėnuliečiai padovanojau žemę, aš Mėnulyje tau, Erikai, ir tu Mėnuliečiai pagaliau nutarė išsiaiškinti, iš kurgi klausyk čia tasai išlipo ir šaudo visus dabar, ir kokiais raštais remdamis. Tai šiuo atveju mongonai lygiai taip pat bandė išsiaiškinti, kas ir kaip ir iš kodėl čia, ta prasme, viskas vyksta. Tai va, santykis buvo dviejopas. Šventikas ir šventikas globėjas. Irgi panašus kaip Vatikane, sakykime, ar ne, kur šventikas globėjas, bet čia atveju ten buvo diktatūra su diktatoriškais metodais įvedinėjama krikščionybė, žiauriais, nes ne vienoje pasaulio valstybėje. Sekanti laida bus apie kryžiuočių ordiną ir ten daugiau papasakos. Tai va šventikos ir globėjas kaip valstybinis valstybės padalinimas į dviejų asmenių. Dalai ir Lama buvo šiuo atveju atskirta. Dalai buvo pasaulietinė valdžia, o Lama buvo dvasinė valdžia. Ir tai buvo du skirtingi titulai. Ir lamaistinis Tibetas buvo įkurtas Čingis Hano. Ta Tibeta, kurį mes matom šiai dienai, yra nekas kito kaip Čingis Hano sukurta valstybė. Ir Lama būtent buvo tas dvasinis valstybės grobėjas, o Dalai buvo pasaulietinis valdovas. Ir dabar grįžtų prie Čingis Hano, prie asmens, kuris sukūrė šitą sistemą visą, kuris gyveno tikrai labai įspūdingą gyvenimą ir tai jis gyveno grubiai nuo 1161 metų, nors nieks nežino, kiek iš tikrųjų jisai gyveno, kada gimė tiksliau. Kada mirė, tai buvo 1227 metais, kai sulaukęs maždaug 66 metų Dalai Hanas, Čingis Hanas arba Temudžinas numirė. Numirė prieš Tangutus, tai dabartinė Baikalo, maždaug kur Baikalo ežeras, tą teritoriją žygio metu. Ir spėjama, kad netoli savo gimtinės palaidos tas Burkhan Khaldun, dievo ten kalnas Mongolijai, bet į Altajaus pusę ten, sakykime. Taigi, pats Dalai Hanas, kurį laiką buvo tituluojamas tiesiog, jis kai tapo jau visos imperijos valdovais, tą Dalai paėmė jau dangaus, nes iš tikrųjų buvo akivaizdu, kad tik dangus galėjo sukurti tokią didžią imperiją, ne žmogaus rankomis, kas atsispindi ir tam laiške, kurį jūs pradžioje girdėjote. Buvo vaidinamas Tanzu, Pinyin, imperatorium Shengwu, tai yra kinietiškais pavadinimais įvairiausiais. Ir buvo iš garsios giminės, iš klanų, kurie tarpusavį kovojo, pragyveno tremtyje, vienatvėje beveik 5-7 metus grubiai ir tos vienatvės metu pasižiūrėjo, kokių įstatymų reikia tiem žmonėms, kurie visiškai pasileidę pradėjo gyventi, kurios visiškai pradėjo Kiniją terrorizuoti. Ir to vizijų, to supratimo pagrindų buvo sukurtas įstatymų rinkinys JASA,
kuris tapo mongolų valstybės ir pagrindų, ir gyvenimo būdo, ir gyvenimo taisyklių, ir santykių. Tai Čingis Hanas būtent taisyklių dėka, lietuviškai sarmatos dėka, ar ne, atstatė tai, ką dvasinę tą dalį, kurią buvo praradę, bet reikėjo jam daug praleisti metų vienatvėje, persekiojamam, naikinamam. Ir čia tas Jasa kaip valstybės pagrindas buvo visą laiką laikomas, iki kol neįvyko islamizacijos proceso, būtent Gedimino laikais, ką praeitoj laidoj kalbėjom. Ir labai svarbus irgi dalykas, jis suvokia, kaip kariuomenė turi būti skirstoma, pavyzdžiui, Tiumenė, tai yra ne miesto pavadinimas Rusijai. Tiumenė yra aukso ordos karinio dalinio pavadinimas, kur reiškia 10 000 karių junginys. Tai jeigu žiūrit, kur Tiumenė, tai buvo 10 000 karių miestas. Rusija yra toks miestas, tai yra nekas kita kaip 10 000 karių karinis dalinys įsitvirtinęs savo saugomai teritorijai. Dabar grįšiu prie Dalai ir Chano dar kartą. Tai va, kurį laiką Dalai ir Chanas buvo dvi skirtingus asmenys ir dvi skirtingos pareigybės šitoje sukurtoj valstybei, pasaulietinė ir dvasinė. Ir Čingis Hanas, arba Dalai Chanas, kinietiškai Čengis reiškiasi teisingasis ir panašiai, dar čia, kodėl tas Čengis pas mus atsiranda, tai kad teisingasis, arba nuo Tengis mongoliškai kalvis, nes jisai buvo iš kalvių giminės, Tengis. Tai 1571 metais keliaujantis Tibeto lamas Asenk sutiko Altan Khaną ir su budistais buvo atlikta apeigos, kurių metu buvo pasakyta, kad buvo laikas, kai ta Chano dvasia, Dalai dvasia pasaulietinė, nebaigė savo karų ir kai tik tai jie baigsis, karai, kai jo karinė dvasia liausis klajojusi ir ieškojusi karo pagal budistinę reinkarnacijos teoriją, kuri pas mus taip pat buvo Lietuvoje, tikėjo žmonės į persikūnijimą, pitagorinį persikūnimą. Taip yra kryžiuočių raštuose parašyta, kad mūsų senieji sarmatai, lietuviai gotai ir rusai netgi tikėjo eiti į pitagorišką į sielų persikūnimą. Ten šiek tiek kitoks nuo tibetietiškai. Bet tikėjo. Tai pagal padavimus ir pagal raštus, tiek tibetiečių vienuolių, tiek viską, yra rašoma, aš dar nebaigiau savo karų, tačiau kai tik tai jie baigsis, prašau atvykti į Horą kartu su mokiniais ir pradėti skleisti būdos mokymą. Tai yra Chanas pats, Dalai Chanas, Čingis Chano asmenį, pasakė, kada jisai baigs, kiek reinkarnacijų reikės, tai buvo apie 7 ar 8, aš nebeprisimenu dabar tiksliai. Ir kaip tik 1571 metais susitinka Dalai ir Chanas vienoj iš Tibeto Mongolijos tuo metu pasienyje, kur yra atliekamos apeigos, kurių metu Dalai Chanas atiduoda, jisai baigia karą ir atiduoda savo tą pavadinimą, savo tą dangaus, būtent lamai. Ir čia gimsta Dalai Lama. Yra, iš esmės, jeigu pažiūrėt Dalai Lama, pagal tibetietiškas tradicijas, lamaistinės, budistinės, yra nekas kita kaip ta kario dvasia uždaryta šitame asmenyje. Ir jeigu dabar Dalai Lama iš tikrųjų, jeigu žiūrėt pagal tas tradicijas, neberanda vietos savo tai valstybėje, mes vėl atskiriam dvasinį pasaulį ir pasaulietinį. Ir teoriškai turėtų ta Čingis Chano arba Dalai dvasia, pasaulietinė dvasia grįžti atgal. Ir mes turėtumėm vėl pamatyti, kad aš kalbu apie budizmą, aš kalbu apie tai, kas yra suvokiama tose rėmose mąstymo, kurie buvo aukso ordoj, Čingis Chano sukurtam imperijai. Tai tolerantiškas, pakantus, sakykime, buvo visom religijom, jeigu jos nepirždavo savo meilę. Ką darė, sakykime, šiuo atveju katalikų bažnyčia, atsiunčia kryžiuočius, imi meilę arba neimi, žinai, neimi meilės, tai gerklę perpjaunam. Ir taip sukūręs visą tą imperiją, jisai kurį laiką kovojo, paliko pronukius, anūkus ir panašiai, kurie tą tęsė, kaip aš minėjau, iki 1571 metų buvo Čingizo
Dalai Chano, sakykime, ta karinė misija tęsiama, kovojama nuo 1571. Tiesiog ta dvasia pasitraukė į Dalai Lamą. Ir kai jūs matot, nepamirškit, kad mes matom tą patį Dalai Chaną. Tik tai tiek, kad uždaryta. Uždaryta jo tą reinkarnaciją Tibete. Ir kai Tibeto nebeliks, žinokit, kas mūsų laukia taip pat. Galbūt kas į kiniečių kalbą išverš šitą laidą ir išsiūs. Nes jiems reikia taip pat žinot, kas laukia visų. Pagal Čingis Chano pranašystės ir pagal visų Tibeto lamų vienuolių pranašystės taip pat. Taigi, Dalai Chanas iš esmės pabandė apsaugoti tautą nuo kiniečių teroro, kur buvo tiesiog terrorizuojami gyventojai, atiminėjami jų arkliai, imami vergyje žmonės, subūrė draugiją labai nedidelę, ta draugija pasipriešino, po to pamatė, kad tai yra tik tai tam, kad ūkinis dvasinis gerbuvis būtų užtikrintas nuo teroro visą įvairiausio. Ir susibūrė jie, pirmą apjungė visas tas išsiskaldžiusias mongolų gentis, po to suvaldė kiniečius labai stipriai, užėmė ten keletą jų provinciją, kelis kartus galingesnės pajėgos buvo įveiktas mongolų karių, nes mongolų kariai tai buvo, kaip krikščionys sako velniai, ne, tai buvo vaikai, žmonės, kurie nuo pat vaikystės augo ant žirgų, kurie mokėjo šaudyti iš lanko, lankai buvo kompozitiniai, galėdavo užmušti žmogų grubiai iš 300 metrų atstumo, tik šaunamieji ginklai pasiekė tokį užmušimo lygį. Tuo tarpu, kai angliškiai lankai siekdavo iki 100-110 metrų, tai čia būdavo iki 300 paprasto kareivio rankose. O jau atskirais atvejais, pavyzdžiui, yra prašyta, kad ir iki 500 metrų pataikydavo ten, sakykime, į tam tikrą taikinio vietą ir pramušdavo šarvus. Tai yra iki 500 metrų netgi. Bet tai čia jau išskirtiniai atvejai. O įprastiniai buvo 300 metrų užmušamoji galia, todėl jie su savo strilėm, su savo greitumu, tai buvo tuo metu prieš visas sunkiasias kavalerijas, prieš įtvirtintus miestus, net imant įtvirtintus miestus, santykis būdavo užimant viestą vienas puolantysis ir iki 10-20 ginančiųjų. Tai įtvirtintoj pily užimti žudavo, kol nužudydavo vieną puolantį iki 20, nuo 10 iki 20 gynėjų. Tai yra fenomenalūs dalykai ir atskleidžia tam tikrą tą galę. Bet tai buvo pasiekmė teroro. Tai nebuvo priežastis teroro, bet pasiekmė, sakykime, to meto Kinijos teroro Mongolijai. Ir kadangi jisai siekė to dvasinios pusiausvyros, dvasinio teisingumo, pavyzdžiui, susitvarkė su Kinija, jisai sukūrė Mongoliją, jis pasiuntė į Bucharos, islamišką to meto, patį galingiausią sultanatą, kurių iki pat Egipto buvo, įskaitant Persiją jam priklausė, ir norėjo užmėgs prekybinius ryšius, o Bucharos sultanate pasiuntiniai visi Dalai Chano buvo išžudyti, ko pasekojo, jisai nepilnus ar per metus kažkur tai grubiai pasiekė per dykumas Bucharos visą tą sultanatą ir sunaikino ten per kelis metus. Kai sultanatas galvojo, kad jis eis apie 3-4 metus, kad normaliai galėtų pasiekti ir todėl dėmesio nekreipia. Bet tai buvo pasiekmė teroro vėl iš islamiškojo pasaulio į taikų bandymą bendrauti. Ir 1231-43 metais Aukso orda jau pasiekė dabartinės Armėnijos teritorijos, į Aukso ordą buvo įjungtas 301-304 metais. 38 buvo į Vladimiro Suzdalės kunigaikštystę, tai yra jau Rusijos pakraštys pilnai įjungtas į Aukso ordą ir jisai išbuvo iki pat 1500 metų. Tai kaip aš minėjau, panašiai kaip 300 metų grubiai išsilaikė Aukso ordos įtakoje Vladimiro Suzdalės kunigaikštystė ir jūs nustepsit, prisimenat balalaikas rusiškas. Taigi čia mongolų instrumentas, mongoliškas grinai instrumentas. Prisimena tos rūbus su plačiom jostom ir iškirptam carų, Vasilisa, kur šoka ten ir visą. Taigi čia kinietiški rūbai. Prisimenat samovarą vadinamai, tradicinį Rusiją. Taigi čia kinietiškas yra mongoliškas grinai. Keiksmažodžių didžioji dalis Rusijoje. Taigi čia yra Aukso ordos palikimas. Tai va, koldūnai, tai tie patys, taigi yra... Kuo garsėja Rusija realiai dabar, visai samovarais, tais dalykais, koldūnais. Tai aš kalbu, tai yra kinietiškos, mongoliškos kultūros išliekamieji ženklai. Simboliai galim net pavadinti.
vergijos simboliai netgi galim pavadinti, nes ir kai pamatysit balalaiką, pamatysit samovarą, pamatysit tos iškirtėm rūbais Vasilisas, pamatysit net šapką Monomacho, tai yra Monomacho kepurė, kuri buvo Vladimiro Suzdalės to kunigaikščio, kai aš minėjau praeitoje laidoje buvo Tvere nužudė mongolų pasiuntinį ir pabandė savarankišką politiką vesti. Tai perkelė į Vladimiro Suzdalį ir tą Monomacho kepurę skiria. Tai yra mongolų kareivio šalmas papuoštas deimantais. Tai yra paprastas kareivio šalmas papuoštas grinai kario raitelio šalmas, kur arklio odegą įdėdavo, tai ten ant tos vietoj arklio odegos uždėjo kryžių. O toliau tai yra 1:1 mongolų kareivio šalmas, tik tai tiek, kad deimantais papuošta. Bent jau Rusija, kaip sakant... Tai aš kalbu kad jie negali save suprasti, jeigu jie nesuvoks, ką jiems atnešė aukso, ir jeigu bandys kaip savo pateikinė. Čia tas pats, kas lietuvis pabando ministeriją pateikti kaip savo sukurtą dalyką, ar prezidentūrą. Ne, tai yra anglų kalbos dariniai kažkokie, tai arba signataras, ne tas, kuris pasirašė, prezidentūra tai yra pirmininkas, o ministerija tai yra tarnai. Ir tai parodo, kokios valstybės įtakai tu esi, o sukvailinimui tai dažniausiai pateikiama kaip tavo didžiausias pasiekimas, nes tada tu pinigus skirsi ne savo paveldui, ne savo tautai, ne savo valstybei, o skirsi tos valstybės, kuri tave okupavo. Tai šiai dienai rusai nesąmoningai jau yra paruošti Kinijos okupacijai. Nesąmoningai. Todėl, kad, kaip pasakyti, labai įdomus dalykai, labai giluminiai dalykai. Sakant, laikas parodys. Aivarai, trumpa reklaminė pertraukėlė, muzikinė ir vėl grįšime į eterį. Radio stotis Pulsas.
Žiauri tikrovė. Tai dar prie tų žodžių aš grįšiu, nes Erikas per pertrauką nusistebėjo, kad balalaikos, koldūnai visi ir rūbai tie ir panašiai, liktai rusiškos kultūros dalis. O šiai dienai didžioji dalis žmonių pas mus moka susišnekėti su 18 žodžių ir tai dažniausiai yra tie patys mongoliškos kilmės turkiškos. Pavyzdžiui, huai toks žodis. Aš negaliu sakyti, bet didžioji dalis ant sienų visur parašyta rusiškai ant 3 raidžių, kaip sako pas mus. Taigi yra mongoliškas žodis huai. Tai reiškia ir lapių medžioklė, ir reiškia kardo makštis, ir karo šūkis būdavo huai, į pirmin tipą. Tai kaip ta lapių medžioklė vykdavo? Apsupdavo ratu kareiviai tam tikrą sklypą, tam tikrą erdvę ir spausdavo ir gaudydavo to žvėris. Ir tai vadinosi huai. Ir dar be to Hulega toksai generolas užėma pačią Rusiją, tą Rusiją Vladimiro Suzdalės, aš turiu omeny dalį. Tai ir irgi surišta su tuo, nes jie iš karto įvedinėjo taisyklės mongoliškas. Pavyzdžiui, Mongolijai tu turi iki pačiai dienai, jeigu tu nori sutarties laikytis, tu turi prisiekti motiną savo. Tuo metu Mongolijai taip pat reikėdavo prisiekti savo motiną. Tai va, tu ateina pas tavęs rinkti mokesčių, tai duoklė buvo ne kas kita kaip šios dienos mokesčiai, kurie šiai dienai Lietuvoje didesni negu tuo metu mongoliškiai Rusijai, tai okupuotai Rusijai. Tai tu turėdavai prisiekti savo motiną, kad tu tos mokesčius sumokėsi valstybei. Ir dabar ateina tas mokesčių rinkėjas Baskakas, dažniausiai tas pats rusas, baltasis, nes mokesčiams surinkti būdavo išduodami patentai. Ir tu nuo to patento pasimdavai kažkokią tai dalį, o ten 90% ar kiek atiduodavo valstybė, bet tu būdavai suinteresuotas surinkti mokesčius. Tu turėdavai, jeigu turi žemės sklypą, tu turi prisiekti kažkokią tai dalim derliaus. Ir tu prisieki savo motiną. Kad tu garantuoji savo motiną, kad tu sumokė. Ir jeigu tu nesumokėdavai mokesčius, įvykdavo tas huai. Iš 3 raidžių visam kaimui, ta lapių medžioklė visam kaimui. Jeigu net sumokėdavo į valstybėje mokas, panašiai šiai dienai vyksta, tik tai motinos nėra. Ir tada, jeigu tu, kadangi prisiekiai motiną, tai dažniausiai turėdavai arba pats savo motiną išprievartauti, arba tave nužudydavo. Ir tada dažniausiai kitas turėdavo to kaimo gyventojus atlikti tą pareigą prie tavo akių dar. Ir iš čia atsirado tasai, atsiprašau už tą mongolišką keiksmažodį, bet išgirskit visi vyrai. Ir jeigu jūs jau vartojat, jūs iš esmės prisiekinėjat, kad aš užtikrinu savo motiną, kad aš sumokėsiu valstybinius mokesčius. Jeigu nesumokėsiu, aš turėsiu išprievartauti savo motiną, arba mano kaimynas prie mano akių turės tą padaryti. Tai iš čia to žodžio, to keiksmažodžio netgi kilmė. Ir kokiam giliam freudiniam lygmenį, tas, sakykime, žodžius, tas keiksmažodis turi. Ir kodėl jisai toks gajus tarp tų vyrų yra iki pačios dienos. Todėl, kad pagal Freudą didžioji dalis vyrų nori savo motiną. Bet tai yra tas mongoliškasis palikimas, tas baisusis, kurį dažniausiai darė ne mongolai, o vietiniai gavę mokesčių rinkimo licenciją. Baskakai tie vadinamieji. Tai ir didžioji dalis keiksmažodžių to pas mus keikdavosi žalčiai, rūtomis, poperkūnais, mietomis visokiomis, šitą bobą 9 ir panašiai. Tai buvo dažniausiai užkeikimai surešti su tam tikromis savybėmis, kurias būdavo bandoma surišti ir pašalinti, arba išryškintame, kam tu sakai, ar rūto savybės, ar perkūno savybės, ar tiesiog išmesti viską. Todėl lietuviai grįžkit prie savų keiksmažodžių per šitą laidą, nustokit vartoti mongoliškus keiksmažodžius, tas pats liečia į rusų tautą, jie turėtų tai suvokti, nes kol jie nesuvoks, jie bus dar tame okupacinė mentalė taip pat, į kurį jos uždarė 300 metų Aukso Ordos okupacija. Yra įdomiausia tai, kad išliko dokumentai, kuriuose yra patvirtinami, kad mes bendrai kovojame prieš Vatikaną, prieš Šventąją Romos imperiją. Neatskirai, mano priešas yra mano draugas. Kodėl aš turiu kovoti su priešu, kuris kovoja su mano priešu? Tegul jie kovoja tarpusavį ir aš dar padėsiu tam priešui, kad tą užlenktų ir būtų nusilptų. Tai šiuo atveju Lietuvos didžioji kunigaikštystė nuo prieš Mindauginių, tai yra grubiai nuo 1219 metų, iki pat Gedimino laikų, kol neprasidėjo islamizacija. Ir laikėsi tos politikos, kad mes esam sąjungininkai.
Ir tai buvo priežastis kiekvienas mūsų bendrų sąjungininkų žygių, pasiekmė ir didysis pirmasis prūsų sukilimas, apie kurį kitose laidose, ir antrasis prūsų sukilimas, žinomas Herkaus Manto, tai yra neatsiejami nuo nuo mongolų atėjimo į Europą žygiai. Ir aš dabar tiesiog perskaitysiu popiežiaus Urbano IV 1264 metų birželio laišką Bohemijos karaliui, tai yra vienam iš svarbiausių Šventosios Romos imperijoje asmenų, kuris kviečia, štai ką jis rašo. Schizmatikai, rusai, lietuviai ir kiti gyvenantis jų kaiminystėj, kurie nepripažįsta Dievo, drauge su totoriais, savo bendrininkais, su kuriais sudarė prakeiktą sąjungą, dažnai kaip priešai įsiveržė į Lenkiją ir niekas jiems neduoda atkirčio. Jie taip pat tai, praleista vieta, Teutonų ordino broliai, apaštalo sosto padėdami buvo laimėję mūšį, pralėdami daug kraujo, dabar mėgina suardyti tie totoriai lietuviai. Puola krikščionių tikėjimą, po to ketina jį ir visą išrauti. Tiesiog popiežiaus laiškų. Ir čia ne vienas, 600 tokių dokumentai iš to laikmečio, kur yra kalbama, kad tai yra bendros pajėgos tam, kad tą komunizmą to meto vadinamo krikščionybę būtų bandoma išrauti su šaknimis iš to. Ir kai apie Vytenį aš kalbėsiu, tai Vytenis panašių, sakykime, po Mindauginių jau laikotarpį buvo tiesiog to meto cirko herojus pagrindinis Europoje, nes jisai būtent ir kovojo dėl to, kad tos krikščionybės nekvap. Aš kalbu apie ne tą krikščionybę, kurią šiandien įsivaizduoja už meilę. Tai vat, mano supratimu, ta krikščionybė savotiškai pakeitė meilę savoką iš turėjimo šeimą ir vaikų, pateikė į klajoklišką pasaulėžiūrą, kur tu seki paskui tos debesis, kurios tu myli. Ir tu eini, paskui jos eini ir kaip visą laiką bedugnė viskas baigėsi. Tai, žodžiu, mes matome, kad ta bendra kova prieš vieną bendrą priešą, kuris šiuo metu buvo tuo metu Šventosios Romos imperijai, mes matom labai keistus dalykus, kurie tiesiog keistai sutampa. Mes matome apie 1220 metus, 22 pasirodo pirmieji Hulega ir Jochi vedami Čingischano jau sūnaus vyriausiojo daliniai Europoje, prie Volgos, prie Novgorodo, prie Vladimiro Suzdalės. Tai matome, kad jie atsiranda po įdomios sutarties, kuri vadinama Haličio Volynijos sutartis. Ir mes matome, kad net Mindaugo metais jau, kai kovoja su Vykantu Žemaitijai, mes matom, kad Vykinto pusėje, tai yra tų vadinamų getų pusėje, mes matom jau kovojančius totorius. Totoris tai yra sąjungininkas mongolų, trumpai tariant. Totorius iš esmės mongolai išnaikino kaip konkuruojančią gentį su jais, kurie dėl dominavimo kovojo ordoje, tai pavadinkim, Mongolijai. Ir tie, kas norėdavo toliau tapti sąjungininkais mongolų, būdavo vadinami totoriais. Tai kai mes kalbam apie totorius, tai rusai buvo patys tikriausiai totoriai, nes jie buvo sąjungininkais. Visi, kurie norėdavo būti mongolų sąjungininkais, būdavo vadinami totoriais. Šiuo atveju mes matome, kad totoriai tai yra sąjungininkai, tie kovojo jau 1220-30 metais ir Lietuvoje jau tų, kas nepriėmė, nepalaikė krikščionybės pusėje. Tai išeina, kad mes tą santykį ir galbūt tai net priežastis mes esam, kodėl jie čia pasirodė. Pati aukso orda. Įdomiausia tai dar, kad jeigu jūs paimsit auksos ordos Dalai Chano ženklą, tai bus trišakis. Jeigu paimsite prūsų ženklą, tai bus trišakis. Jeigu paimsit Rusijos ženklą, tai bus trišakis. Net jeigu paimsit Gedimino stulpus, jūs atrasite, tai yra trišakis. Tai yra netgi tas pats ir tai buvo Perkūno ženklas. Tai buvo Odino to pačiu ženklas, irgi trišakis. Tai buvo tų karių ženklas, kurie pasinerdavo į mirtį dėl tam tikrų dalykų. Ir tas baltas žirkas, vat būtent ir ženklas, baltas raitelis mirti dėl tam tikrų dvasinių dalykų, kur užtikrindavo, kad valstybė galėtų. Tose senosiuose paveiksluose dažniausiai už to raitelio matosi saulė. Tai saulelė motinėlė, mėnesėlis tėvelis. Tai yra buvo kovojama iki paskutinio, kad tą moteriškąją dalį, matriarchalinę atstatyti, nes katalikišką, krikščionišką, prie ko mes sekantį laidą ir pereisim, tai prie katalikų ordino, prie katalikų, tai yra patriarchalinis sektantizmas, kuris nieko kito negali ir įsilaikyti, jeigu neįvyksta karo. Tik tai per terorą, iš esmės, va, tas patriarchalinis sektantizmas, krikščionybės pavidalė, komunizmo, islamo ir sugeba išbūti. Tai mes matome, kad Batu Hanas 1241 metais užėmė Kijevą.
bet užėmė Kijevą kaip krikščionišką valstybę. Mes šiuo atveju išlaikėm tą senąją pasaulį. Ir jeigu pasižiūrėt, kaip aukso žygiai, aukso ordos vyko, mes pamatysim, kad vietoj to, kad tiesiogiai praeitų pro Lietuvos žemę, kas jiems būtų tiesiau, sakykime, į tą pačią Krokuvą, į tą pačią Vokietiją, kur jie žygiavo, jie visą laiką ėjo ratais aplink mūsų, darydami milžiniškus vingius, vietoj to, kad tiesiąją valytų. Tai akivaizdu, kad kažkas ne taip buvo. Ir 1240 mes matom, kaip ta krikščioniškai Bizantijos imperijos įtakoj esanti Rusija kontroliuojama iš Konstantinopolio ir užimama. Ir vat, kaip aš jau minėjau, tai buvo sąjungininkai, kol neprasidėjo islamizacija per Uzbeką. Gedimino laikais. Tai kas dar įvyksta, 1240 metais mes kalbėsim apie Prūsiją, čia vėlesnius laikus, iki mindauginius, pamatysim, kad iš esmės kryžiuočiai užėmė visą Baltijos pajūrį, užėmė Prūsiją, pradėjo terrorizuoti. Tuo pačiu kryžiaus žygių masę apie 1240 pradedama ruošti jau ir Lietuvos kunigaikštystę. Ir mes matom 1241 metais, pilnai užėmus jau Prūsiją, pristačius pilių, staiga mongolai įsiveržia ir užima Krakuvą, Lenkijos sostinę, Krokuvą. Įdomiausia tai, kad kryžiuočių kronikose nerašo, kad mongolai, o rašo, kad lietuviai, mongolų sąjungininkai užėmė Krokuvą. Irgi įdomus istorinis faktas, nes kryžiuočių kronikose yra prašyta, kad užėmė ne mongolai, o lietuviai Krokuvą užėmė. Tuo tarpu, kai mūsų sąjungininkai, mongolai tuo metu, su kuriais mes nekovojom, bet kartu kariavom, skamba paradoksaliai, bet sakau, dokumentai yra ir aš negaliu nieko, aš turiu juos sutalpinti į kažkokį tai istorinį konceptą, ką šiai dienai istorikai bando apeiti. Taigi, suduodamas 41 metais, didžiausias smūgis bendrai katalikų šventai Romos imperijai ir aš pradėjau laišku, kuris atėjo tą Romą pasiekė būtent po šito smūgio. Kas buvo? Balandžio 9 prie Liegnico buvo Vatikano jungtinės pajėgos surinktos, jungtiniai riteriai. Ir patiria mongolų kariams pralaimėjimą triuškinantį. Sekantis mūšis buvo balandžio 10 Mohi mūšis Vengrijai, kur taip pat buvo sunaikinta Vengrijos armija visa. Šventosios Romos imperijos karinė gale Europai buvo tiesiog centriniai Europai ir rytų nušluota šitų 3 mūšių. Mūšio dėl Krokuvos, mūšio Liegnicos metu ir mūšio Mohi metu. Ir panašu, kad jie visi 3 buvo koordinuojami, iš esmės koordinuojami, kartu daromi, ne atskirai, o kartu. Ir kai tai įvyksta, mes iš karto matome, kad prasideda tas sukilimas vadinamasis Prūsų. Iš karto Pamarių karalius Sventopelkas II pradeda remti Prūsus ir Prūsijai prasideda pirmasis laisvas karas. Be aukso ordos, be mongolų. Mes negalim savo istorijos. Bet iš teigiamos pusės, o ne iš neigiamos, kaip mums bando įpiršti. Skamba paradoksaliai, bet yra tokia tiesa ir ją turi talpinti. Ir tik tai mongolai tuo metu, ta persiškoji dalis jų, 43 metais Anatolijai patiria seldžiukams pralaimėjimą. Ir tai buvo pirmas pralaimėjimas, iš tikrųjų, kuris sustabdė jų dominavimą mongolų islamiškoje jau sukurtoje imperijoje. Ir su Oksbeku mes gaunam 1315 metais dominavimą tiurkų. Išei ir turkų, išei ir Otomanų imperija kilo. Tai yra tie patys turkai, mongolai, tai tiek, kad islamiškosios tikybos, jau islamiškosios tikybos mongolai. Ir tokia galim pasakyti, imperijos istorija. Imperijos, kurios esmė buvo šventikas globėjas ir vadinamas lama, ir pasaulietinis valdovas skirtas dangaus dalai, kuris susijungia į dvasinę karalystę 1500 metų pradžioje, sukurdamas Tibeto valstybę. Ir ta dvasia, nuo to karo dvasia, galima sakyti, ta Čingischano karo dvasia buvo surakinta ir užrakinta. Šiai dienai panašu, kad jinai gali būti atrakinta tik tai mirus Dalai Lamai. Ir jūs galite tą laidą klausydamėsi stebėti visų tolimesnių įvykių. Ir jeigu mes tai žinosim, galimybės sukurti tą Lietuvos imperiją mums iš esmės susidaro pačios geriausios prielaidos nuo 1321 metų ir Penės mūšio. Supratau, manau, kad ir kita laida iš tikrųjų pakankamai bus įdomi, kaip minėjai apie kryžiuočių ordiną, ar ne taip, viskas? Taip, apie švenčiausią mergelės Marijos ordiną ir iš esmės atsakysiu į klausimą, kodėl ne Lietuvos,
O šiaip Marijos žemė. Čia bus Išgirsit atsakymą. Susigirdėsim kitą penktadienį. Ačiū Dėkui visiems. Iki. Pulsos FM.